Užsakinėjant kelionę mums dažnai kyla klausimas, tai kokiamegi kambaryje mes gyvensime. Neretai matome kelionių pasiūlymus, skelbimus, kuriuose yra nurodyta pati mažiausia kaina. Taigi, kągi galima gauti už pačią mažiausią kainą, užsakant kelionę? Tikriausiai gausite promo arba economy, geriausiu atveju standart tipo numerį. Ir kuogi šie 3 numeriai skiriasi? Promo numerys reiškia, kad jūs gausite patį pigiausią tuo metu laisvą numerį. Economy numeris, tai greičiausiai bus ekonominės klasės numeris su vaizdu į kiemą, galbūt pirmame aukšte arba neturintis balkono arba neturintis terasos. Tai bus pakankamai patogus kambarys permiegojimui, bet didelės prabangos iš tokio kambario nesitikėkite. Ir standartinis numeris reiškia, kad jūs gausite standartinį šio viešbučio numerį, galbūt ir su vaizdu į jūrą, greičiausiai bus su balkonu ar su nedidelė terasėlė ir be abejo toks kambarys yra vieno kambario. Norite daugiau komforto arba keliaujate su didesnė šeima, visuomet rekomenduojame rinktis family tipo kambarį, tai yra šeimyninį kambarį, arba studijos tipo kambarį, kuris greičiausiai bus ne tik kelių kambarių, bet ir su virtuvėlė. Ir jeigu jūs keliaujate, tarkim, su vienu mažu vaiku ir nepasakote agentui, kad jums reikalingi 2 kambariai, nebūtinai gausite kelių kambarių apartamentus, greičiausiai tai bus pristatoma lova vaikui arba lovelė naujagimiui, kuri dažniausiai yra duodama nemokamai arba itin retais atvejais už papildomą mokestį pačiame viešbutyje. Family tipo numeriai dažniausiai būna su vienu miegamuoju ir maža virtuvėlė arba 2 miegamaisiais. Tai toks kambarys bus gerokai patogesnis jūsų dideliai šeimai ir suteiks tikrai nemažai komforto jūsų atostogom, tačiau už šį kambarį greičiausiai reikės papildomai prisimokėti. Gražus ir didelis kambarys gali suteikti nemažai pridėtinės vertės jūsų atostogoms, tai be abejo, tie, kas gali sau leisti, rekomenduojame King Suite arba Suite tipo numerius. Tai dažnai būna numeriai su 2 miegamaisiais ir 1 svetainė, taip pat su didžiulė terasa ar balkonu, ar jeigu tai yra swim up kambarys, tai yra su išėjimu į baseiną, kur iš karto atidarę savo terasos duris galėsite mėgauti baseino privalumais. Jeigu jums yra svarbu, ką matysite per langą savo atostogų metu, tai būtinai užsisakykite kambarį su vaizdu į jūrą. Tai dažniausiai tokie kambariai būna viršutiniuose aukštuose ir juose atsiveria nuostabus vaizdas į jūrą. Ir dėja tokie kambariai dažniausiai būna už papildomą mokestį arba retais atvejais, jeigu jie yra laisvesni, viešbutis jums duos tokį kambarį nemokamai. Yra dar kambariai su pavadinimais Mountain View, tai yra su vaizdu į kalnus, kur vaizdas taip pat gali būti išties nuostabus. Jeigu jums reikia ramybės ir jūs turite mažų vaikų, visada rekomenduojame rinktis kambarius, kurie vadinasi Garden View arba Land View. Tai dažniausiai šitie kambariai tiesiog yra su vaizdu į kiemelį, į sodą, kuris yra viešbučio centre. Ir tokie kambariai suteikia žymiai daugiau ramybės. Taip pat kiekviename kambaryje būna ir skirtingų tipų lovos pagal kiekvieno skonį. Jeigu jūs norite miegoti dviese su savo vyru ir žmona, tuomet rinkitės kambarį su pažymėjimu double bed. Tai yra viena didžiulė lova arba king size, bet dar didesnė lova. Jeigu jums yra svarbios atskiros 2 lovos, rinkitės kambarį twin bed. Tai yra, kad viena lova bus pastatyta šalia kitos, tačiau jos bus atskirtos dažniausiai viena spintelė. Vienas kambarys su double bed ir extra bed, tai reiškia, kad bus 2-gulė lova ir šalia dar viena pristatoma lova. Jeigu turite daugiau klausimų, be jokios abejonės kreipkitės į mūsų Kelionių panoramos komandą, kuri mielai juos visus atsakys. O jeigu patiko mūsų turinys, sekite mūsų socialiniuose tinkluose ir laukite daugiau klausimų atsakymų sesijų.